Rando, ribukas. Jo. Labas rytas, turim kiek čia 7 ryto, iš vakar atsivarėm automobilį, tai bandysim startuoti Pro lygos varžybose, Kuršėnuose, mūsų namų trasoj. Esam nemažai čia prasukę ir valandų nemažai padangų sudeginę. Tai taip susiklostė, kad pasileidom šitą klasiką, tai Chuligankė su V8 turbo varikliu. Šiaip mašina ištestuota, veikia gerai, valdosi, stojas, viskas statosi gerai, suvedimai padaryti. Tai realiai pirmas iki startuoju Pro lygos varžybose, tai nežinau, žiūrėsim kaip čia mums seksis. Bet manau bus viskas gerai. Einam į briefingą. Tai buvo atėjęs technarius patikrinti automobilį, gavom biškį pizdi, nes blogai buvo pritvirtinta gesinimo sistema. Ir tai greit susitvarkom, dar kartą patikrint, uždėt lipduką ir varom į treniruotę. Tai ką, sulėkėm pirmą treniruočių sesiją, atsigaudėm slėgius, viską, pasidarėm biškį, pasikoregavom suvedimą, tai mašina valdas nepriekaištingai. Dabar užsidėjom dar naujas padangas. Iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad labai ekonomiškai eina važiuoti, nei spirito, etanolio mažai valgo, padangų irgi mažai valgo, nes kadangi biškį netokia galinga mašina kaip visų kitų, tai varom į antrą treniruočių sesiją ir ruošimės kvalifikacijai, laikom kietą. Tai per antrą treniruočių sesiją, pasišildinant padangas, trūko pusvalandis. Kai yra sukibimo, tai kažkas irgi nebelaiko. Tai greit pasikeisim, turim atsarginių ir varom toliau. Apačiuoj? Per apačiai, bet į tą pusę nesuprantu kažkur. Taip, o dabar jau turime į trasą paleistą Simoną. Įdomu, kaip jam seksis šiandieną, nes buvo prie pat Armo vaškelio ir matė tas pačias problemas. Ir kaip matome, jo pasistatymas į pirmąjį clipping pointą. Taip, 8 taškus surinkom per pirmą kvalifikacinį važiavimą, svarbu ne 0. Pirmą kvalifikaciją mano karjerui, kai važiuoju Pro lygos varžybose, tai laukiam antrą kvalą, turim pagerinti. Dabar šausim maksimum. O dabar, jeigu neklystu, jau matome Simoną Čyvą antrojų važiavimų. Jau rodosi trasoje jis. Taip, labai negaili savo automobilio. Simonas Čyvas kol kas dar patenka į 10-uką, 78 skaitiniai balai. Galbūt šiek tiek, galbūt ir pakrito dabar per keletą pasirodymų. Bet pažiūrėkime, kągi jis pademonstruos šiuo važiavimu. Kol kas
Na, man patiko būtent pirmoji trasos dalis. Tai antro kvalifikacinį važiavimą surinko 73 taškus. Tai nuo pat pradžių viskas idealiai sekės, gražiai susirinka klipai. Nu, tikrai ir kampas buvo geras, ir greitis geras, bet prisimoliau nesąmonę ant paskutinį klipą ir jo nepaėmiau. Tai ko pasekoju gavau 73 taškus, bet viskas gerai, esam top 10, laukiam porinių ir gazuojam toliau. Ką turim top 3-2, laimėjom, nes vienas pats važiavau ir turim vėl dar vieną minus pusašį, tai būtinai po šitų varžybų reikės spręsti kažką daryti, nes taip laužu, taip kaip dabar per šias varžybas lūžt pusašį jie neturi lūžti. Vienas pusašis visiškai nulūžo per pusę, dabar granatą subiro. Tai turėsim išspręsti šitą reikalą. Tai varom remontuoti. Atidavė pergalę toms. Na, liūdna iš tikrųjų, kad šie nuostabūs Lietuvos pilotai šiandieną taip krenta. Na, taip ir būna, kai vienas teisėjas Latvis, kitas Estas ir tik vienas lietuvis. Bet taip ir turi būti. Taip ir turi būti. Jei viskas gerai, pamojuokit. O, Čyvas kaip nusisprogdina savo pusę taškų. Labai niekinga ir labai nepadori akiai jo iniciacija. Tuo tarpu priekyje Rauskas. Arūnas turėjo įdomesnį prisistabdymą ir jau Simonas neturėjo kur dėtis, irgi turėjo prisistabdyti, kur čiut atrodė jau tuo ir išsitiesins. Na, įdomu, kaip seksis apsikeitus šiems pilotams pozicijomis. Su Arūnu Narmontu. Ir iš tikrųjų, Andriau, aš manau, Simonas išgirdo tavo komentarą. Labai gerai suvažiavo šį kartą priekį. Taip. Kosmiškas lead važiavimas palyginus su jo Chase'o runu, tai džiaugiamės už jo važiavimą kartu. Na, bet bendra vizija, jeigu taip dabar vertinus, tai vis dėlto... vis dėlto antrukas. Palikime teisėjams. Na, Sulėkiam top 16. Tai varžovas buvo pranešesnis, pralaimėjom, bet nenusiviliam, viskas gerai. Pirmą Pro lygos varžybos, tiek daug daėjom, gerą kvalifikacinį važiavimą turėjom patį pirmą, tai apibendrinant visas varžybas, tai esu labai patenkintas. Iš tikrųjų smagu, ačiū komandai, kad prisideda mechanikui, Augiui, kad tiek teka gulėti po mašiną, bet nieka. Turim tą rezultatą, esam. Tai iki top 16 rytom nenukabinam nosies. Laukia rytoj Semi Pro, tai iki rytojų. Labas rytas, sveikinamės iš Semi Pro etapo šiandieną. Tai pravažiavom pirmą treniruočių sesiją. Sunku iš tikrųjų perlipti nuo 265 ant 225 padangą. Iš viso nekimba, atrodo, pasistatai ir kad tik ne į blokus. Bet kažkaip bandom prisišaudyti, biškį turim lietaus, šlapę, bet prisitaikyti, manau, prie visų sąlygų.
ką sulėkėm kvalifikacinį važiavimą, kai karvė ant ledo, bet visai neblogai, kiek ten surinkom, 7-6 taškus surinkom, tai dar turim, jau manau, saugiai esam suvažiavę, top 2 turim pakliūti, tai laukiam antrą kvalifikacinę važiavimą, dar noriu labai padėkoti savo geram partneriui Tomui Jaručiui už paskolintus ratus, tai nes jeigu ne jisai, tikrai nebūčiau išvažiavęs į varžybas, tai ačiū jam. Nu ką, sulėkėm antrą kvalifikacinį važiavimą, išgyvenau, leidau jau normaliai, bet trasa buvo pradžiuvus. Kolegų pasiklausėm, sakė, pilna gali leisti, sausa, tai pasistatėm gerai, klipai visi gerai, su kuo pasiekoju susirinkom 8-3 taškus, tai žiūrėsim, kelintoj vietoj būsim bendruoju kvalifikacijų. Tai laukiam porinių ir varom į top 3-2. Ką, sulėkėm top 3-2, laimėjom. Nežinau, lydė, klaidų nepadariau, čia neatsilikau, sinchronizaciją išlaikiau, kartu veiksmus ir pergalę mūsų. Varom į top 16.
pasistatėme sausą, kai ateini į kampą į blokus sausą ir tada kai ant ledą. Ir taip numyniau ir jau čia viskas, gals pabėga ir jau lauku, kada šausia titorius, tik bum, 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 neužkabina, bet prabraukiam į viršų vėl sausą, ten sausą ir daugiau visur viršui sausą, viskas. O kai aš galą važiavau, tai apsisuka Deima. Apsisuka ir čia pačioj pamačiau jos rat per no-go zoną prakirta. Viskas jau ėjai. Nu tai galbūt pusašis, gal dar kažkas. Nu. Ką turim dabar, top 8 dabar? Jo. Su Kasparu? Kasparas viskas? Viskas? Ratai. O taip norėjau sulėkti su savo geriausiu draugu. Nieko. Nieko. Nesakėm tau, jūs neskriaustum. Tai aš neskridžiu, aš labai gražiai viską. Nu nieko, kažkada susitiksim vis tiek. Kaip tu ją vertini šiaip kaip sportininkė? Deimantė? Man tai iki jos da, žinai, iki Menulė. Ne, šiaip žiauriai gerai važiuoja, bet kaip suprantu, jie šlapia nelabai. O kai sausa, tai... Kažiai, kai būtų buvę, jeigu būtų sausa buvę. Nu, bet ką turim, viskas. Varom į top 8. Senas veteranas, gali pakomentuoti, kaip vertina šitą važiavimą? Buvo labai apylygus, sunku buvo nuspręsti, bet teisėjai turbūt geriau matė viską ir nusprendė teisingai. Tave užrėmė baisiai. A ne? Nu, žinot. Dabar dėl 3-4, ne? Taip, tolida nesam, tai... Taip. Taip va, juda Chivo Works komanda. Šiandien be didelių iššūkių. Vakar buvom porą pusašių pakeitę, bet šiandien viskas kontroliuojama.
ką, nežinau, emocijų belė kiek. Pirmą kartą su tą mašiną varžybose, bet ne veltui esam namų trasoj ir paėmėm 3 vietą semi-pro varžybose. Net nežinau, kelins etaps, nes taip random, tai važiuoju, tai nevažiuoju, tai su viena, tai su kita mašina. Bet galiu pasakyti, kad šitą mašiną tikrai veikia ir mes dar parodysim, kaip su ją gali tikrai laimėti. Tai ačiū visiems už palaikymą, ačiū partneriams, ačiū komandai, Augiui, mechanikui, broliui jo, kad taip nuo dušės visi varė. Medijai, mes trišiam, didelis ačiū, toliau tėvam, visiems aplinkui. Tai ačiū, kad esat su manim, tikit ir mes daug pasiekėm. 3 vieta, Saimonas Šyvas. Ačiū. Lornavičius antras. Lietuvoje pačiukim pabaigot. O tai reiškia, kad vertėjo laukt. Valeika! We meet again. Jūsų nugalėtojai! Oh!